laikas išmeitinėti, meilė pasibaigė. Atėjo kitas turtingas už mane geresnis ir laimė jis išvogė mums. Vieno tik trokštu, vieno maldauju, vieno prašau tavęs. Duok man šią dieną žavingą ir jau paskutinę, paskelbė sau grūvą dangus. Paskutinį sekmadienį, šiandien mes išsiskirsim ir apleisim viens kitą jau amžinai. Paskutinį sekmadienį, meilei taip įsapnuota, meilei taip įsvajota, pasibaigė. Daug tokių sekmadienių turėsi, o kur dingsiu aš nežino nieks. Paskutinį sekmadienį, šiandien mes išsiskirsim ir apleisim viens kitą jau amžinai. Daug tokių sekmadienių turėsi, o kur dingsiu aš nežino nieks. Paskutinį sekmadienį, šiandien mes išsiskirsim ir apleisim viens kitą jau amžinai. Pauliokime. Nuostabią dieną šiandien, išskirtinė šventė, Aleksotė, išskirtinė šventė botanikos sode. Ir tik tai šiandien pats grafas Jozapas Godlevskis, metęs didžiausius darbus, atsiprašęs pasaulio ambasadorių, kad neatvyko pas juos į aukščiausius priėmimus, atvyko čia į savo dvarą. Jūsų ekscelencija, žodis tautai. Taip pat visus pakviesti į šitų valdų apžiūrėjimą po sunkių tarybinių metų. Gal jisai biškelį šitos valdos išgražėjo, gal mano laivai plaukiantys šitose upėse ir vandenyse dar turi jėgų plaukioti. Tai taip, ponai ir ponės, nepasididžiuokit, apžiūrėsime visas valdas, kur jūs jaunystėje ėjote į pasimatymus. Ir aš nekreipiau dėmesį jūsų gražias dainas vakarais. Prašom, ponai ir ponės, nepasididžiuoti. Perduodu savo kardienmeisteriui žodį. Ačiū, grafė, paplokim grafui už labai gražų pasveikinimą. Gerbiamas grafė, jums leidus ir Vytauto didžiojo universiteto Kauno botanikos sodui pakvietus, mes susirinkome į labai gražią išskirtinę šventę, kuri vadinasi labai šaunių pavadinimų – Pro skylę į jaunystės pievas. Iš tikrųjų, šitą ekskursiją apims tą laikotarpį, kada mes būdami gražūs ir jauni, o dabar tik gražūs,
sugrįšime į tuos takelius, į tas gojus ir godeles, kur praėjo mūsų jaunystės akimirkos. Apžiūrėsim gražiasias botanikos sodo vieteles, kampelius. Paglostysim tiltelių turėklėlius ir paklausysim labai gražių pasakojimų apie sodą. Tai dabar ieškosime tos legendinės skylės tvoroje, nes čia susirinko tik tai tie botanikos sodo tikrieji bičiuliai, o tik bičiuliai gali į savo mylimą sodą lysti pro skylę, nes ne bičiuliai susimoka kontribucijos bilietą ir eina pro vartus. Tai mėly bičiuliai, sodo pakvietimu žygiuojame čia ir ieškom skylės. Na, jeigu sutiks mūsų sargas ar panašiai koks neprietelių sode, tai mes kaip ir anais laikais rasim būdą. Leisk man karštai pabučiuot tave, tik vieną kartą. Leisk man vienąsyk priglaust tave, tavo akim žavėtis verta. Prie tavo kojų aš ramiai mirgaliu, meilės lietėžos aš taip senai galiu. Leisk man karštai pabučiuot tave, meldžiu aš, leisk man. Yra sargas su šautuvu, atsargiai. Tai tegu pirmieji praeina drąsesni. Vaikščia su šautuvu. Va, kiek rizikuoja, nagi. Ale tas pats plėšys. Tas pats plėšys, o tai kaip jūs manėt, neužėlė? Žaliai paliko. Kas buvo žvėris? Nepaliko. Gaudė kadrus, kaip visi lenta, kaip kojas. Tai kada nevėlu kartu? Stabtelsit biškį, kitais metais per ten. Diena, kas čia darosi dabar? Po laiko, Ai, čia netyčia papuolė. Netyčia, mes čia tik biškį. Turim visą šausę. Aš nežinau, jau mes bėgam, o ten teisinės. Kadrą norit papulti, prašom. Arčiau, aš nežinau, kaip ten sulėsti. Gerai. Tiek metų ir vis per skylę. Tai kaip, sakau, tegu visi sulėna, aš tada jam visiems pasakysiu. Iš karto dabar jau grasyti. Čia po vieną nėra ko. Ir vieną ausijėjai, ir kitą išėjai. Linksmai kaime gyvenau, lapkose avis ganiau, vargo nepažinau. Ir kaip saulė leidos jau, vakaruškas aš lankiau, šokt mergelę vedžiau. Bet jau laikas pulkant stot, žirgą reikia man balnot, nes naujokas esu. Linksma man žygot, nes galiu dainuot. Sudėv, tau gražuolė mano, tu pasistenk greičiau užmiršt mane. Gyvenk su Tai va, kadangi negražiai tai visi pasielgė per skylę sulindo, tai nors nuėkit pas direktorę pasiaiškinti. Direktorė ten sakė, laukia, jinai matė, kas čia vyksta. Nuėkit ten visi tada, gal kažkaip padėti. Narkų aš turiu, supauruot jų negaliu. Gėda jūs net man gražu, bet nenor pereit vaikų, ne. Jei mažiausiai ką turiu, skiriu dideliam, tai mažiukas reikia man skirti dar didesniam. Aš kanarkų daug turiu, supauruot jų negaliu.
Aš kanarkų daug turiu, suporuot jų negaliu. Ir pakliūvot. Sugaudyt O, visus. geras būrelis. O, tai jau čia. Matot, koks pastelis. O čia iš to būrelio turbūt tik tai koksai 10-dalis, jeigu ne dar didesnė dalis. Kas lyzdavo, aišku, nes čia visi lyzdavo. Taigi tačiau visus auklės. Prašom, arčiau nebijokit, jau nieko blogo, jau kas buvo blogiausiai, tai jau buvo, dabar bus tik gerai viskas. Jo, aš Valdą perspėjau, kad netikrų šovinį. Kontrolinis šūvis. Nu, davai, kontrolinį. Štai iš tiesų. Gerai, kad sprendžiną neišlaikė. Ateikit arčiau, nes man nepagalvoju, kad jūsų tiek daug bus, kad reiks, galite labai kalbėti. Ar girdit mane? Niekadėjai. Aš noriu paaiškinti, kas čia vyksta. Pagavom jūs. Bet aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad šį kartą čia vyksta toks renginys, kurio gal niekada nebuvo. Žinot, botanikos sodas tai yra kolekcijos, moksliniai tyrimai, edukacija, o žmonės kur. Ir šiandien mes kalbėsim apie žmonės, apie tos žmonės, kurie čia ateina ir būna. Nes patikėkit, šitas sodas yra labai ypatinga vieta. Jis turi labai ilgą istoriją, kurios kontūrai sunkiai žiūrimi prieš Godlevskį. Godlevskio laikais, kada čia atsirado Aukštosios Fredos dvaras, jau mes šiek tiek daugiau žinome apie tą laikotarpį. Jis truko maždaug 60 metų, nuo 1799, kai Godlevskis nusipirko didžiulės žemės iki pat kažkur už dabartinės Garliavos, 20 valakų, labai pigiai, nes čia buvo Lenkijos teritorija tuo metu. Po to, o Kaune buvo Rusija, kad čia buvo kita valstybė, ant Aleksoto buvo riba tų valstybių. Taigi vėliau, kai Godlevskis mirė, jo žmona pardavė dalį dvaro teritorijos Rusų karo tvirtoviai. Ir šitą teritoriją valdė karo tvirtovės komendantas Oskaras Klemas, generolas, kuris ilsisi kapinaitėse už tvoros. Gal kartais irgi pralenda pro skylę pažiūrėti, kas čia vyksta, pakontroliuoti. Ir po to, tiesą sakant, karo tvirtovės laikotarpis taip pat tęsiasi panašiai apie 60 metų, plius minus. O vėlesnis laikotarpis jau truputį ryškesnis ir ko gero, kaip tik šiandien čia susirinko žmonių, kurie galėtų pasakyti, kad patys atsimena, kas vyko. Tais laikais, kai čia šita teritorija buvo atiduota Lietuvos universitetui ir pradėjo kurtis botanikos sodas nuo 1923 metų. Taigi šita vieta turi tokią labai įdomią istorinę sanklodą ir įsivaizduokit, kiek per tą laiką čia atėjo daug žmonių, kurių daugelis pagalvojo, o kaip čia gražu, koks nuostabus čia yra parkas, kiek daug gėlių, kaip gera čia būti, gal reikėtų čia dažniau ateiti. Ir aš, pavyzdžiui, tikiu, kad tam astraliniam lauke tos jų mintys suformavo tam tikrą kūną, kuris tapo šito parko, šito sodo dvasia. Ir jinai bendrauja su mumis. Ir patikėkite, aš čia direktorė tapau, todėl kad jinai su manim bendravo. Aš čia gyvenau, aš čia atsikėliau taip pat dėl to, kad man čia buvo gražu. Tai pasirinkau čia vietoje kitus vietų. Ateidavau pro skylę su vaikais, čiuožinėti, vaikščioti, šuniuką vedžiojau. Ir kai vesdavau jį va čia, tarp kapinių ir tvoros, aš visą laiką jaučiau labai keistą jausmą. Ir aš galvoju, ko jis iš manęs nori. Ko jis iš manęs? Ir vėl einu ir kas šitą nesąmonę. Kodėl jisai čia kažką man nori pasakyti? Aišku, tai nebuvo žodžiai, tai buvo telepatija, dar kažkas. Ir kai man pradėjo siūlyti mesti viską, ką darau ir ateiti čia direktorė, tai aš prisiminiau šitą jausmą. Ir patikėkite, atėjau čia iš dalies dėl to, kad aš jį jaučiau. Ir aš manau, kad tą jaučia daug kas, kad šitas sodas yra išskirtinis. Ir dabar aš manau, kad ta dvasia atsirado dėl to, kad jūs visi čia buvot, kad laikėte sodą savu, kad mylėjot jį ir jis jūs mylėjo, kad atvedė čia savo vaikus, kad čia patyrėt kažkokias labai šviesias emocijas ar meilę, ar bučinius tuos pirmosius, apie kuriuos pona Joana parašė.
Ir aš jai noriu padėkoti, nes jos eilutės įkvėpė šį renginį. Kažkada prieš 2 metus Aleksoto bendruomenė šventė vasario 16, pakvietė mūsų minėjimą. Ir buvo daug kalbančiųjų ir kas, kaip buvo keista, aš atėjau, taip sėdėjau kažkur gale, paklausyti norėjau, ką kiti kalba, bet aš išgirdau, kad beveik kiekvienas, kuris kalba, pradeda kažkur nukrypti į botanikos sodą ir vėl apie tą skylę kalba. Tai galvoju, kas čia yra, reiškia, čia kažkas yra daugiau negu aš viena, reiškia, visi turėjo tą patį jausmą, visus mus jungia. Ta skylė ir šitas sodo artumas. Todėl aš tada jau neištvėriau ir viena iš paskutiniųjų paprašiau žodžių ir pasakiau, kad aš tokį renginį noriu surengti, nes aš išgirdau, kad tas sodas tą nori. Dabar aš čia noriu pasakyti, kad jūsų iš tikrųjų čia ne tiek daug, kiek galėtų būti, nes yra žmonių, kurie rašė mums žinutės ir, tarkim, ta žinutė vadinasi Nuliūdau. Aš jums paskaitysiu, nes autoriai leido. Esu iš tų, kurie 1960 baigė Julinavo senąją vidurinę mokyklą, kai 10 laida. Kasmet apsilankau botanikos sode, prisimenu ir skyles, pro kurias patekdavome į botanikos sodą. Keletą kartų 14 klasiokų lankydavome sode, taip pat prisiminėme skyles. Oi, dar turėjome savo pievą, savo medį, o šokiai, cerkvė, čiuožykla. Turiu ir nuotraukų darytų sode, manau, jų turi ir kiti klasiokai. Beje, čia mes jau pradėjom ginčytis, kuri skylė yra tikra, bet realybė yra tokia, kad nėra viena. Tik jinai magiška. Jinai yra daugelį vietų, bet jinai ta pati, nes visiems tą pačią reikšmę turi. Nes atėjęs į sodą, tu esi sodo svečias, sodo vaikas, tas artumo jausmas yra ypatingas. Taigi, čia vėl kalba, kad tokių skylių buvo ne viena. Manau, aš puikiai žinau ir tą skylę, kurią aprašo Joana Ulinauskaitė Mureikienė. Tikrai taip, tai ne skylė, tai dvasinė vertybė. Radusi straipsnį Kauno dienoje, labai nudžiugau, tikrai dalyvausiu, puikiai mintis. Bet pamačiusi datą, 22 dieną, nuliūdau, nes jau prieš mėnesį suplanuota teminė ekskursija, susitikimas, pokalbis prezidentūroje. Atšaukti negaliu, nes su manim dar 70 žmonių, o aš vadovė. Taigi pasilieku su viltimi, kad šis stebuklingos skylės sambūris išliks, surinks įdomios medžiagos, telks gražiems darbams, naujai tradicijai. Jeigu priimsite, tikrai atsiliepsiu, atvyksiu. O šeštadienį visiems linkiu geros nuotaikos, sėkmingai pralysti pro skylę, pasisekė. Smagaus pasisėdėjimo, jaudinančių prisiminimų. Besidžiaugianti puikia idėja, bet nuliūdusi su pagarba Birutė Pupalaigytė Štuikienė, teisininkė, Lietuvos teisininkų draugijos garbės narė, Kauno 3 amžiaus universiteto dekanė. Tai jinai jums perduota linkėjimų ir manau, jinai gana gražiai apibūdino kaip tą patį jausmą, tą skylės, sakyčiau, sambūrį, pavadino, įvardijo. Taigi aš dabar kviešiu jūs pasirašyti įžadus sodui už baudą tą. Tiesą sakant, dar yra tokia knyga, kuri pernai buvo nominuota kaip viena iš geriausių poezijos knygų, Kalinausko Mano sodo vagis. Ir ten yra, reiškia, paskutinės eilutės yra, skamba taip, mano sodo vagis yra mano giminė. Taip, kad tai yra apie tą patį turbūt. O dabar prašom, aš jums perskaitysiu tą deklaraciją, tuos įžadus ir jūs pasirašysit. Tik aš nežinau, kai jūsų tiek daug, ar visų parašai tilps, tai pasistengkit pradėti nelabai reiškia. Ir čia laukia jūsų taip pat už to beržo kai kas daugiau. O po to labai norėtumėm jūs pakviesti pasivaikščioti po sodą. Vitalija jums papasakos, kas sode naujo, parodysim. Kas turi problemų dėl vaikščiojimo, judrumo, nenori sušlapti. Aš norėčiau juos tada pakviesti, mes čia atvažiuosim keliom mašinom, pavešim, kad nereiktų. Paplojam visi, paplojam direktoriai. Ačiū direktoriai, labai. Prašom, Sviteliai. Nurodytų maršrutų praeikime. Kurį sukūrė, bet šito teksto, šis tekstas yra Vytauto didžiojo Kauno botanikos sodo vardu.
Gimęs 23 metais. Ir citata yra iš knygos poeto Jono Kalinausko "Mano sodo vagis yra man giminė". Taigi, klausykite atidžiai, ką pasirašysit. Aš jūs pasitinku kas kartą, kai žengėte į mano pievas. Atpažįstu tuos, kurie čia dažni svečiai ir džiaugiuosi užklydėliais. Visi ateinantis man brangus. Ar ateinate romantiškai pasivaikščioti poroje, ar atsivedate vaikus supažindinti su gamta. Aš bėgu kartu su rytais sportuojančiais ir atlaidžiai šypsausi tiems, kas tvoroje ir vėl praardo skylę. Kiek vaikų užaugo lakstydami po mano parką. Jų gyvenimuose buvau tas saugus prieglobstis, o jų dovanota energija mano variklis. Menu visus čia dirbusius vardan mano grožio. Tuos, kurie pirmą kartą pravėrė lankytojams mano vartus ir tuos, kurie daugybę metų ištikimai ir kruopščiai puoselėjo mano aplinką. Paplokime Ramūniui. 25 metus. Kiekvienam iš jūsų stengiuosi atsidėkoti savo dvasia, džiuginti akis ir širdis. Bėga metai ir aš augu kartu su jumis. Mano medžių kamienus jau sunku apglėbti rankomis. Tvenkinių vanduo vis tamsėja nuo prisiminimų lapų. Visiems jiems kyla grėsmė nupulti į istorijos užmarštį. Noriu jūsų lūpomis visiems papasakoti, ką jums jaučiu ir dalinu jau 91 metus. Ar jūs man, senam ir ištikimam draugui, padėsite? Jūsų botanikos sodas. Tai kviečiu pasirašyti, kad jūs padėsite. Nu tai čia jau šiandien. Šitos pusės ateikite, šitos pusės. Jau kas pasirašo, tai jau direktorė atleidžia. Ateikite šitos pusės, nes kameros nori užfiksuoti. Prašom, ateikit čia dabar. Leidžiam nuodėmę. Ne, aš papilsit galiu. Gerai, žinau. Bet kaip šilta. Grafas. Ikonas sveikatėlį. Numuš dabar. Brangiai kainuos mums po to, tai aš nežinau, bet matyt brangiai kainuos. Šitas visas akimirkas pamatyti. Mieste klajojau, ketvirtam naktelę susidūmojau, jei slegia krūtinė kažkas kaip akmuo, matyt, kad klajojau kelelių ne tuo. Tris dienas, tris naktis susidūmojau, ketvirtam naktelę aš ją radau. Dainuok ir šok, ir rytmečio laimės svajok. Karštai mylėk, bet moterims tu netikėk. Dainuok ir šok, ir valso sparnais tu plasnok. Tenai, kur tu su ja kartu užmiršt pasaulį galėsi, sapnų šaly ten tu rasi, nuvargusiai širdžiai pavėsi.
iki rytmečio laimės svajok karštoj. Ir ateityje lankysite botanikos sodą pro skylę, žinoma, ne kitaip. Nes jeigu bus dar viena šventė, kitaip nebepakvies. O ar tikrai visi pasirašėte? Tai kas nepasirašyte, tai prašom dar pasirašyti ant to memorandumo, kuris bus pakabintas, įrėmintas ir pakabintas garbingoje vietoje, muziejuje, ateities kartoms. O dabar kviečiame